Šiandien išgirsta informacija, na, mane tiesiog pribloškė ir tai man neišeina iš galvos. Kalbėsiu šiandien apie kepenis, kodėl jos turi būti sveikos mūsų organizme, nes kepenys neskauda, bet jeigu jos atsisako, jos jau nesusitvarko su mūsų organizmo užterštumu, žmogus gali mirti. Tai išties yra baisu. Kepenys atlieka visų pirma detoksikaciją. Valo iš mūsų organizmo toksinus, kenksmingas medžiagas, pašalina visus teršalus, taip pat maisto atliekas, kurios nesuvirškina mūsų žarnynas ir kad tai nepatektų į kraują, į visus kitus organus, nesukeltų uždegimų, kepenys turi būti sveikos, kad atliktų tinkamą detoksikaciją mūsų organizme. Kepenys gamina tulžį, kuri yra būtina riebalų virškinimui. Prie hormonų pusiausvyros kepenys prisideda taip pat labai stipriai. Kaupia vitaminus, kurie yra reikalingi mūsų organizmui, tai kaip A, D, E, K, B12, taip pat mineralus, pavyzdžiui, kaip geležis. Dėl kepenų gaminami baltymai ir imuninės ląstelės padeda kovoti su infekcijom. Taip pat kepenys padeda neutralizuoti bakterijas, kurios patenka pas mus per virškinamąją sistemą, per maistą. Todėl nesveikos kepenys labai stipriai gali įtakoti mūsų visą bendrą organizmo būklę, mūsų savijautą, kaip minėjau, visą detoksikaciją, kur išeitų visi negerumai iš mūsų organizmo, hormonai, mūsų vitaminai, taip pat visos infekcijos ir bakterijos. Todėl pasirūpinkite savo kepenim, tikrai profilaktiškai pasitikrinkite, kokia jų būklė. Tai va, brangieji, jeigu domintų mano variantas, kaip aš ir daugelis žmonių pasaulyje rūpinasi savo kepenimis, rašykite man, pasidalinsiu su jumis.